Gavėnios kelionė. Sustiprinkite savo širdis. Mintimis dalinasi brolis Astijus iš Švento Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno. Vasario 28 diena, trečiadienis. Vos nepasakiau, kad paskutinė mėnesio diena pasirodo, yra ir 20 diena, 29 diena, kas 4 metus kartojo besikartojant. Ir kiek aš prisimenu, kad Napoleonas yra gimęs būtent vasario 29 dieną. Taigi, bet dabar 28 diena Evangelija pagal Matą. Ir Evangelijoje pagal Matą mes girdime. Prieš išvykdamas į Jeruzalę Jėzus pasėmė skyrium 12 mokinių ir kelyje kalbėjo jiems: štai mes keliaujame į Jeruzalę ir žmogaus sūnus bus atiduotas į aukštųjų kunigų bei rašto aiškintojų rankas, jie pasmerks jį mirti, atiduos pagonims tyčiotis, nuplakti ir nukryžiuoti, bet trečią dieną jis prisikels iš numirusių. Tuomet prie Jėzaus prisertino Zebedėjaus sūnų motina kartu su savo sūnumis ir parpuolusiai po kojų norėjo kažko prašyti. Jėzus paklausė ją: ko nori? Ir ji atsakė: sakyk, kad šiuodu mano sūnus tavo karalystėje sėdėtų vienas tavo dešinėje, o kitas kairėje. Ir Jėzus atsakė: nežinote, ko prašyti. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu? Jie atsakė: galime. Tuomet jis tarė: mano taurė, tiesa, jūs gersite, bet sėdėti mano dešinėje ar kairėje ne mano reikalas jums duoti. Tai bus tiems, kurie mano tėvo paskirta. Taigi, Jėzus kalba apie tos įvykius, kad kelyje į Jeruzalę, kad laukia mirtis, suėmimas, pasityčiojimas, nuplakimas ir galiausiai mirtis ant kryžiaus. Aišku, jis sako, po to trečią dieną jis prisikels, pasako. Ir kaip apaštalai, mylimasis Jėzaus mokinys Jonas ir jo brolis, jie negirdi. Ir motina negirdi ir sako: leisk mano sūnums sėdėti tavo karalystės, prie tavo karalystės sosto, vienam iš kairės, kitam iš dešinės. Kažkoks apsvaigimas, neįsiklausimas į Jėzaus žodžių. Žmonės šalia Jėzaus taip pat siekia savo garbės, mama rūpinasi savo vaikais, kad jie būtų arčiau valdovo, arčiau Mesijo. Ir viskas. O ką Jėzus sako, kad reikės kentėti, jiems nemotais. Taigi ir mes savo gyvenime taip savęs paklauskime, ar mano dalykas yra šitame gyvenime sėdėti kažkieno kairėje, kažkieno dešinėje ir turėti tam tikrą naudą iš tos pozicijos visuomenėje, socialinėme, reiškia, tame lygyje. Ar iš tiesų aš esu pašauktas kažkam kitam? Ir Jėzus sako: ar jūs gersite taurę, kurią aš gersiu? Ta taurė tai ir yra mūsų sandoro ženklas. Sandora, kaip ir, reiškia, ar jūs išgyvensite paschą, tą perėjimą iš mirties į gyvenimą, ar pasiruošę tą taurę gerti, ar pasiruošę atiduoti gyvybę. Ir kai kariškiai mūsų duoda priesaiką, jie pasiruošę atiduoti gyvybę. Ir sėdėti dešinėje, kairėje savo vado, ne tai yra svarbu. Svarbu, aš esu tas, kuris pasiruošęs gerti iš tos taurės. Taurė, kuri yra mirtis ir prisikėlimas. Visas mūsų krikščioniškas pašaukimas. Taigi, šiandieną paklauskime savęs, ko aš siekiu gyvenime. Ar tam tikros pozicijos, ar tam tikros tarnystės. Tarnystės, kad toje tarnystėje, per tarnystę aš gaučiau tam tikrą poziciją ir tam tikrą vietą. Būkite palaiminti ir neužmirškite, kad mūsų dalykai, mūsų pašaukimas yra tėvystės, motinystės pašaukimas, kunigų pašaukimas yra ne vadovauti, bet iš tikrųjų
patarnauti tiems, kurie yra su mumis. Taigi, ačiū Jums ir palaimintos dienos. Brolis Astijus iš Švento Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno. Gavėnios kelionė.